partijos nariai, bičietiškas sveikinimas jums, sveikinu jūs, kad jūs prisikėlėt, kad išlaikėt partiją, kad nesubirėjot, neištirpot kitų partijų gretose ir šiandien taip gražiai, gausiai vedat šitą suvažiavimą. Iš tikrųjų, man labai malonu, kad vienu iš jūsų lyderių ir pirmininko postą netgi siūlomas Valdemaras Valkiūnas. Esu Biržietė, čia atvažiavo Biržų komanda, esu Valdemaro Valkiūno padėjėja ir turbūt nuo jo pirmų politikos žingsnių teko dirbti kartu. Aš įsigandau, išėjo Valdemaras ir pradėjo apie save pasakoti. Galvoju, tai ką aš tada bekalbėsiu? Viską išpasakos, viską pasakys ir taip, kad nebeliks man ką kalbėti. Iš tikrųjų, čia yra, kartu mūsų komandoje yra jo vaikystės dienų kaimynas. Aš mokytojavau toje mokykloje, kur mokėsi Valdemaras. Ir tik truputį keliai įsiskyrė, kada jis su šeima išvyko į Rygą, o aš ten dar direktoriavau 11 metų toje mokykloje. Tai pati mokykla, jo bendravimas su mokykla ir suvedė mus taip bendrauti ir iš pradžių tai buvo mokyklinė, apie mokyklinius metus pažintis. Tai buvo susipažinimas su jo veikla Rygoje. Ir tik tada pereita buvo į politiką. Visų pirma, tai kada jis pasiekė savo verslo rezultatus, jisai nemetė pagalbą ne kokiam nors šou ar ten kitiem. Jis būtent suteikė pagalbą Rygos lietuvių bendruomeniai ir ypač lietuvių mokyklai. Man teko būti tada, kada mokykla šventė 15 metų jubiliejų ir aš, kaip būdama mokytoja, aš pažvelgiau į tą mokyklą ir sakau, o šitokioj svajonių mokykloje aš dar nedirbau. Ir direktorė tada pasakė, Dievas ir tėvas mūsų tai yra Valdemaras. Na ir su jo pagalba, su jo parama, finansinė parama, šita mokykla suklestėjo ir yra turbūt Rygoje viena gražiausių mokyklų šiandien. Ir lietuviškiausia mokykla, lietuviškesnė netgi už kai kurias Lietuvos, už daugelį Lietuvos mokyklų. Kadangi jau įėjus į mokyklą, langų vitražai kalba Kaunas, Vilnius, Lietuvos vaizdai, Lietuvos ir iš karto pamatai tą lietuviškumą, tą lietuvių. Įdomus, čia truputį nukreipimas gal, bet kalbant su mokyklos pavaduotojai, man papasakoja tokį įvykį, kad atėjo į mokyklą, atvedė mokinį, žiūriu, sako, motina ukrainietė, tėvas latvis, ir aš klausiu, kodėl jūs atėjote į lietuvių mokyklą? Ir tėvas labai rimtai pasako, ogi mes dirbam Valkiūno firmoje. Vadinasi, ir lietuvių mokykla tada lietuvybė jau kažkaip netgi kitos tautybės žmonėms yra labai svarbi. Tada, kada Valdemaras nutarė, susidomėjo politiką, iš tikrųjų pas jo auklėtoje mes susirinkę pašnekėjom apie Biržų reikalus ir tada aš labai nustebau, kad jis sako, kad labai domisi tuo. Ir aš sakau, palaukit, jūs tiek pasiekę versle. Žinot, mokytojai nelabai jau taip suprantama, kaip gali žmogus, kuris yra milijonierius ir staiga pasukti į tokį. Ir žinau, verslo klasės žurnale aš paskaičiau keletą tokių niuansų. Ir jame buvo, kad žmogus, kada pasiekia savo finansinės veiklos viršūnę, jis arba toliau kaupia. Arba jis metasi į hobį, atiduoda verslą kam nors kitam. Arba eina visai naują sritį, kur jam dar nepažinta.